mėlynas nukritęs apačioj. Kaip šaltai yra, 6 laipsniai. Važiavo kažkokiu prigėrusių kompanijų. Kurva. Ne, nu tai pas juos... Nu, ta- a kas čia reiškia, aš Pas juos nesuprantu. normalus žodis Lenkijai. Nu, bet... Nelaboji, negeroji. O Jėzus Marija, galvoju, kas čia dabar nuo labo ryto. Oi, nu bet. Gerai, viskas, einam gerti gavytės, o tu ką, traiškidas įsivaliai. Kur žiūrėti reikia? Kur žiūrėti reikia, kurią vietą? Kvavytė. Toks džiaugsmytis laukia. Nu, pajudam. Be 26. Pajudam, liko dar 6 valandas beveik judėti. Dukiunkiai prisidėjo maikonų, šortikų. Aš norėjau šiandien persirengti, bet šalta buvo ryte. O šalta, 7 laipsniai tik tais. Vienas megztinis, kits megztinis. Maladėc. Nu ką, kai sako mano žmona, gersim kavą nuo plento ant šaligatvio. Pigiai radom dujyčių, 85 centukus. Nemniuko reikia džiugsmyčiui. About yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Slovakija. Įvažiuojam. Po 10-15 jau Slovakijoje. Padėjau atsigerti, sako, čia Tai normalus gerimas, nes man darbė kiek yra tokių atvejų buvę. Nusiperki be alkoholinio alaus karbonkę, ten vieną, po to po kiek laiko kitą, nu ir vieną kažkurią naudoji kaip peleninę. Nu ir kitą kartą čia greitai visą šlapę suprakaitavęs, atbėgi, su koncarais. Oi, lemba, nekai. Slovakijos te pravažiuosim. Nedaug? Kiek kilometrų? Nežinau, man atrodo apie 70. Jaunien išlaukti, kaip norim valgyti. Jie taip be bulkos. Beveik visą valandą kalnais velkamas. Pazuoti agurko. Va. Raugintas. Dubiškai susimėsime burną. Arba vaizdais gražiais, važiuojam, kokie vaizdai gražus. Nu, vaizdeliai gražus. Slovakija pys ir pravažiavom. Beveik, jau toj įvažiuosim į Vengriją. Ką tu sakai, višė? Žiedas įdomus. Ne, nu mūsų keliai negali būti normalus. Nei platus, nei autostrados. Kalapimpiškių keliai veda. Čia vadinasi Vengrija važiuojame iš Slovakijos. Tuoj kirsim Vengrijos sieną, dar teko pavažiuoti. Sakau, kad turi būti kirtimo taškas. Nesvarbu, kad per miškelį kelias eina. Važiuojam tiesiai. Žinom, suprantam, sveika Vengrija. Dabar ramiai išlipti, pirmasis taškas pasiektas Holohazos miestelyje, porceliano muziejus, einam veizėti.
Kameros stovi. Tau įdomiai. Bilietai kainavo po 11 eurų, 22 euriukai, bet verta tikrai aplankyti. Nieko panašaus nesam matę. Gerulis čia kažkada, kai dar vaikystėje buvom, tokie būdavo madoj. Dar tu pameni? Ane, tau fainai patinka tau? Kas labiausiai patinka iš šito muziejaus? Vaikystės? Tu čia tokie babytiški, rimtai. Tai logiška. Kokie metai? 1927-39 metų. Kokliai tokie. Oho, keli... Oi, į stiklą įvariau. Kelinti metai. Ką negalima. O taip kažkas ir sudaužė, kažkas lietė. Rupūžės nors dulkės nusivalykit. Nu gerai. Tokie metai, tai ladna. Kokie podėliukai. Išsivertė mane, kur čia ta parduotuvėlė. Tokios levandos. Ai, bet įdomu, aš į čia dirba tavo gamykla ar nebe? Parduotuvytė. Nu, reikia čia kažką įsigyti, pasiveizėsim. Magija bus porcelianė. Mylim. Ai, čia brangiai kainuoja. O paimti ir nusipirkom, turėsim porcelianinį magnetuką vengrišką. Ir porcelianinį mūsų katytės magijos atvaizdą. Normaliai tos kainos tikrai nėra jau ten kosmosas. Aišku, kiti yra ten ir keli šimtai. Už katytę mes 36 euriukai nėra jau čia kosmosas. Švarus, grynas. Ui, kaip norėjau aš šitą gamyklą, kaip aš norėjau. Čia. Kertam sieną, paliekam Vengriją ir įvažiuosim į Rumuniją. Tekšt 24 mūsų šalis – Rumunija. Valio Rumunija! Oho. Prašom pakartoti. Labą dieną. Bonazio. Ačiū. Marevarea. Ir aš pamiršau, nebeatsimenu. Marevarea, taigi sakau. Žinau, kad ne yra no. O da, tai taip. Taip. Bonazio. Kalnai kokie? Karpatai. Tu juokauji ir velkamės, kai galima 90 ant 20. Nu blemba. Apsilenka. Nuo paskutinio pylimo 430 nuvažiuota, o kolonėlių nematyti, o jeigu matyti, tai duvyčių nėra. Iš vaizdų nepasakysi, kas šičia Rumunija. Į žmogiukus pažiūri tamsus. Komasis transportas, motorinis transportas, o taip. Marija, varom įsikeisti pinigėlių. Įsikeitėm 100 eurų, kaip įdomiai tokia. Padėk čia, nais aš noriu. Kiaurai. Vienas prie 5 su biški, 1, 2, 3, 4, 500. Parodyk, kaip atrodo. 20, nu va, rodau. Viena pusė, čia 10. kita pusė. Bet jie kaip Babulka kažkokia tai. kiaurai matosi. O šitas
O. Namas. O kitoje pusėje kas gėlelė su dėduku kažkokiu tai. Suotasis. Kamucha. Tokiu greičiu serpantinais aš neįsivaizduoju. Kaip senas vairuotojas. Nunešiau nukliuosi. Įsiperki sūrį prie kelio. Jeigu nori Sėdi. laisvinamųjų. Kas neprašykė, gali nusipirkti. Ir laisvinamieji. Gandrai to tokie patys lietuviški. Nu, mažas miestelytis. Švarus, tvarkingas, babytės sėdi prie kelio. Nu ką, vykome ir pagaliau atvykome Sapantos miestelyje į linksmąsias kapines. O kodėl jos tokios linksmos, papasakosim. Nu ką, dėl ko jos yra linksmosios? O todėl, kad 1930 metais vienas skulptorius nusprendė nutapyti, iškalti kryžius, pasakojant apie kiekvieno žmogaus gyvenimą, kuo užsiėmė, ką veikė, kad kapinės netaptų liūdesio vieta. Va, vienas mūrijo sienas, kitas gal kunigas buvo, o gal kažkokia mokytoja. Va, verpėja buvo. Ir ant kiekvieno kryžiaus būdavo ištapytas to žmogaus gyvenimas. Va, čia palaidotas muzikantas, įnešdamas džiugesį į gyvenimą, nes mirties nėra. Mirties nėra, tai yra tik tais perėjimas. Va, tiesiog buvo paprasta moterytė griebdama šieną. O jau spalvos, o jau spalvos. Nu, kaip įdomu iš tikrųjų. Toks geras jausmas. Faktas, šiurpuliukai labai vaikšto. Labai netgi. O kitoj pusėje būdavo išraižyti aprašai, ką jie darydavo, ko užsiimdavo. Jeigu kas sako, kad nesijaučia, tiesiog kaip kala širdį, kokia stipri energija. Maišyta tarp liūdesio ir to tokio lankomumo galbūt, sakyčiau. Čia tokio tikrai, kaip yra traktuojama džiugesio, tai tikrai aš džiugesio nejaučiu, vis tiek yra slogi energija. Nežinau, aš sakiau. Po 10 lėjų kainavo įėjimas, o lėja vienas prie 5 su biškuliuką, tai tokios kainytės. Bet liktų dabar pafilmuoju šitą takelį. Apsistojom kempingiuke. Viskas yra, elektra yra, miegoti viskas saugu, dušas, vienu žodžiu, viskas yra, 27 eurai nakčiai. Patingėjom šiandien daryti valgyti, nes esam
Tik tai skaniukų valgė. Nuėjom į bariuką. Užsisakėm avienos, 1,9 eurais už kepsnį. Žiūrėsim, kokią atneš. Ką tu čia užsilambijai, pictures? O, jėtų, kaip skaniai atrodo. Nu, porsytė nėra labai didelė, bet užteks. Ką užsisakei? Aš avieną užsisakiau, ką tu užsisakei? Nežinau, kažką tai. Nu, labą dieną. Ir salotų. Skaniai? Labai skanu, bet riebu. Ir ką, paskutinis vidiukas. Šiandien diena tai buvo labai intensyvi. Pasakok. Pravažiuota daug šalių, 4 šalis. Lenkija, Slovakija, Vengrija, Rumunija. Valio. Įvažiavome Rumuniją. Pavargom, bet labai fainų vietų pamatėm. Tai norim jums padėkoti, kad komentuojate, kad laikinate ir ate iki rytojaus.